Tai va, kuise kol be gal konstruoju, vienu žodžiu, tokį įdomesnį variantą biškėlį tiem vežiam. Reiškia, štai ir kalimarų kepenis, ir čia pavyks suspaust, bet nelabai gerai susispaust, bet vis tiek, kada ištars bus milta, o čia padariau atitus maišelis, kur terpst, su specialiu skyščiu, kuris ir sunkus, ir vienu žodžiu, kad ons išterps, ons nusileis į kritelis, ne kritelį, kas ant yra, į tų bučiokaus dogną. Tai vat, aš tų reikal patalpinsiu čia. Pabandysim tokių įdomumų, kaip sakiau, man labai įdomi pasidarė biškiutas maišelės, nes čia galit visokių dalykų prigalvoti. Tai va, žiūrėk, kaip čia vis atrodys. Mes paimam ir... Nes tas bus viršų pakabins kažkiek laikons, vis tiek tirps, bet nuskristum dogną, o tas turėtum, sakykime, nu, ką bomba, ons kada, va, ons kada ištirps per minutį, skaitikčiausi ir aš dogna bus ir čia viskas vidovo tep turėtum pasklėsti, nes ten įtai kalimarų miltą, matot koks bairis čia gaunas. Ir aš dar vien šaškį, kurį smir baisiausia tiesiog įdėsiu čia į vidų, bet dabar noriu užrėžti dar bučiokaus dogną. Dailė čia reik labai atsargiai dar būtis, nes jeigu drėgmės pagaustas maišėlis ištirps, nespėsiu neįleisti. Ir įleisiam į vagą. Įleisiam į vagą, nes čia, bent jau anksčiau taip pat su Gintaru kalbėjau, jis sen žvejys. Ir jisai žvejoja iš šitus vėžius, tai jisai čia daugiausia būdavo, tai vat man toks patikrinims. Nu va, įdedu šitą į vidų, vein. Irgi toj va bombelį. Tai matot, tas užtaisims atrodo va taip. Ir mes, manau, vein, aš nežinau, ar reik prie kraštą dėti. Nafik neturi patirtis, bet niek tu patirs tai su laiku. Aš leido, kur nors paėžiau. Tenom tai viskas va, prie kraštų bus netoliai. Ta šaškį reikiam į vidurį. Kada nebūtum. O aš patėliau kiekon, kuisi. Va, opa. Va, matot, kas ten dabar gaunas. Turėtum nusileisti tvarkinga. Nelabai tvarkinga, bet mes pataisysim tų tvarkingom. Nes ta eina šaška piršuonį. Nes nori vėris, matot, kas gaunas. Maišėlis jau nutrūk. Ir taip negerai reikėtų šaškį pririšti mane, kad būtų vidurė. Ot kuria iš patirties neturėjams. Su šaškiam darbautis. Nu, bet niek toik nusileis.